Ryšių reguliavimo tarnybos projektas Ne vienas nėra pamirštas jau antrus metus aktyviai rengia mokymus visoje Lietuvoje visiems vyresniems nei 55 metų žmonėms. Iniciatyva išaugo į tvarią nacionalinio masto bendradarbiavimo platformą. Praėjusiais metais iki rudens buvo apmokyta 1500 vyresnių žmonių, o šiemet net 15 000. Tai yra net 10 kartų daugiau. Ne veltui Europos komisija yra įvertinusi, pažymėjusi, kad projektas Ne vienas nėra pamirštas yra pavyzdinė iniciatyva, kuri yra reikšmingas pamatas skaitmeninės įtraukties klausimų. Berods vienas svarbiausių pokyčių projekte Ne vienas nėra pamirštas yra išdrąsėjęs mokymų dalyvis. E-sveikata man buvo tamsus miškas, o šiandien gavau labai gerų minčių. Ir labai daug temų buvo su dirbtiniu intelektu. Ir ChatGPT, ir Gemini. Svarbiausias aspektas vyresniesiems – gyvas kontaktas su ramiai, be įtampos, išsamei ir su praktiniais patarimais dėstančiais lektoriais. O po paskaitos sulaukti atsakymų į jiems asmeniškai rūpimus klausimus. Labai malonius buvo pranešėjus, net pakartoju kelis kartus, kad mes tik labiau įsimintume. Čia tau duoda, sukramto tiesiog į burną, kaip tu turi pasielgti. Aš norėčiau padėkoti už galimybę išklausyti gyvai lektorių ir užduoti klausimus, nes padiskutuoti su gyvu žmogum yra ne tas pats, kas klausytis dirbtinio intelekto. Apklausa parodė, kad vienas skaitmeninio raštingumo paskaitų dalyvis savo žiniomis pasidalyja bent su 5 bendraamžiais. Tokiu būdu didėja ne tik įgijusiųjų skaitmeninio raštingumo žinių skaičius, bet ir vyksta netokių aktyvių senjorų įtrauktis. Būtinai reikia, kaip mes kitaip koja kojon žengsim su jaunimu, jeigu mes neturėsim paskaitų. Bet raginti žmonės tikrai reikia, nes jie nežino, koks produktas jų laukia, o tai yra nuostabu. Prie vyresniųjų skaitmeninės atskirties mažinimo labai prisidėjo prisijungusios net 60 savivaldybių ir jų viešosios bibliotekos su skyriais. Savivaldybių viešųjų bibliotekų tinklas yra iš tikrųjų labai svarbus partneris šiame projekte. Rudenį projektas Ne vienas nėra pamirštas pradėjo visų Lietuvos viešųjų bibliotekų ir jų skyrių atstovų mokymą pagal Mokyk mokytoją metodą. Tikslas, kad po 3 mėnesius truksiančių kursų kiekvienoje savivaldybėje veiktų bent vienas skaitmeninio raštingumo centras. Čia dirbs specialiai paruošti bibliotekininkai ambasadoriai, kurie mokys vyresniuosius bei perduos įgytą žinias savo bendruomenėms. Susipažinkite su 2 būsimomis ambasadorėmis. Aš esu Ingrida Jonuškienė. Esu Jūratė Vaidelienė. Mes gavome iš ryšių reguliavimo tarnybos pakvietimą, aptarėm su kolektyvu ir ilgai nedvejodami pasirinkom dalyvauti, prisijungti. Šis projektas atėjo pačiu laiku. Daugiau nei 10 metų bibliotekos padeda žmonėms mokytis. Čiagi skaitmeninis raštingumas. Mes tiesiog vieni kitus papildome. Lietuvos bibliotekos Ne vienas nėra pamirštas projekte įgyja ypatingą vaidmenį. Jos tampa vietomis, kur žmonės gali gyvai bendrauti su skaitmeninio raštingumo specialistu, gauti atsakymus į visus jiems rūpimus klausimus ir prie kompiuterio ar išmaniojo telefono praktiškai pritaikyti tas įgytas žinias tiek kartų, kiek jiems reikės. Mūsų biblioteka yra mažam miestelėje, mūsų skaitytojas yra tikrai tas vyresnio amžiaus, bendruomenėse mažose, tas ryšys su žmogum, gyvas žodis yra be galo svarbus. Aktyvi projekto komunikacija padėjo pritraukti dalį žmonių, kurie į bibliotekas nevaikšto, neskaito knygų dėl įvairių priežasčių, bet tuo pačiu nori mokytis. Žiūrint į ateitį, mes galvojame, kad skaitmeninių ambasadorių tinklas irgi plėsis. Projekto ambasadorių interaktyvų žemėlapį galite rasti ryšių reguliavimo tarnybos tinklalapyje Mokymai ambasadoriams skiltyje. Šiuo metu projekto Ne vienas nėra pamirštas tvari nacionalinio masto bendradarbiavimo platforma vienija daugiau nei 300 partnerių iš viešojo ir privataus sektoriaus. Projekto tikslas yra suvienyti visuomenės narius. Mes pradėdami projektą supratome, kad vieni nepadarysime, tai yra neįmanoma pasirūpinti skaitmeninę įtrauktimi vyresnio amžiaus žmonių, žinant, kiek jų yra daug, tam reikalingas įvairių visuomenės narių bendradarbiavimas, bendrystė.
Iniciatyvai prasidėjus ryšių reguliavimo tarnyba 3-ojo amžiaus universitetų lankytojams pristatė tik 3 temas. Šiandien visi Lietuvos vyresnieji gali rinktis iš net 80 skaitmeninių įgūdžių lavinimo mokymų. Kalbant apie kokybinius pokyčius, turėčiau paminėti vieną labai svarbų dalyką - naujų partnerių ateimą į projektą ir galimybę turėti ilgesnį temų sąrašą. Kiekvienas jų prisideda savaip, dalijasi infrastruktūra, teikia mokymo erdves, aprūpina techniką, viešina informaciją ir veda mokymus vyresniai kartai. Mes labai vertinam šią iniciatyvą, galimybę prisidėti prie vyresnio amžiaus visuomenės švietimo, mažinti skaitmeninę atskirtį. Labai smagus projektas dėl to, kad išplečia geografiškai tą skaitmeninės įtraukties plotį. Socialinė atsakomybė yra ne tik žodžiai, bet ir veiksmai. Per beveik 2 iniciatyvos gyvavimo metus įvyko ženklus pokytis. Lankančiųjų vyresniųjų asmenų skaitmeniniai įgūdžiai ir jų keliami klausimai labai patobulėjo. Buvo iššūkių prisijaukinti ir bankininkystę. Dabar labai jau džiugu žiūrėti į senjorą, kai jie patys prisijungia, be klausimų netgi. Jie patys geba registruotis. Vieno pranešimo metu, kai didžioji dalis senjorų išsitraukė mobiliuosius telefonus iš manęs, tai supratau, kad esu toj vietoj, kur turėčiau būti, nes truputėlį galvojau, kad bus auditorija, kurie nelabai naudojasi iš tikrųjų internetu arba kitom skaitmeniniam priemonėm. Matosi, kad jiems tai yra aktualu ir jie geba tą informaciją priimti ir nori jos. Šiemet projekto "Ne vienas nėra pamirštas" rėmai dar labiau prasiplėtė. Nuo šių metų ši iniciatyva tapo ir savanorystės platforma. Trūksta pagalbos prie kompiuterių, žmonės ne visada gali sulaukti tuo pačiu metu iš lektoriaus pagalbos, kartais lektoriui padeda jo asistentai, bet čia savanoriai atlieka labai svarbų vaidmenį. Naujas projekto plėtros galimybės padėjo atrasti generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus vadovo noras jungtis prie iniciatyvos praktinių mokymų Lietuvos bibliotekose. Kadetai yra tokie vaikai, kurie ugdomi padėti nelaimėje, padėti kada reikia. Mes šiandien esame atvykę į šį renginį padėti senjorams, kaip naudotis e-sveikatos paslaugomis ir naudotis bankininkystę. Padėdamas Lietuvos vyresnio amžiaus piliečiams, kaip susigaudyti šiuolaikinėme pasaulyje, jaučiuosi darydamas gerą darbą. Senjorai labai džiaugiasi, kad jaunimas rodo jiems dėmesį ir skiria savo laiką jiems asistuoti. Taip nuoširdžiai jie stengiasi padėti. Nuostabus jaunimas, tikrai empatiškas, suprantantis, nesusierzina, taip kaip namiškiai. Labai gražiai, taip pat giluminiai viską iki galo. Ir kuo daugiau tokių jaunų žmonių, tai atrodo ir mūsų Lietuva bus aktyvesnė ir gražesnė. Šiuo klausimu dar mes norėtume padirbėti kuo daugiau ir atrasti dar daugiau savanorių. Vasario 11-ąją per Lietuvą nuvilnijo skaitmeninio raštingumo iniciatyva Skaitmeninė banga. Minėdama Tarptautinę saugesnio interneto dieną, ryšių reguliavimo tarnyba pakvietė pradinukus, vyresnius mokinius, suaugusiuosius ir vyresniuosius jungtis prie specializuotų paskaitų nuotolių ir gyvai. Mes atėjom dviese. Aš esu su savo asistente. Žodis tau. Sveikinu visus susirinkusius. Šiandien kalbėsime apie dirbtinį intelektą ir jo kasdieninius pritaikymus. Renginio lektoriai daug dėmesio skyrė dirbtinio intelekto temai. Skaitmeninės bangos kvietime būtent su dirbtinio intelekto pagalba atgijo vasario 16-osios signatarai. Į kvietimą atsiliepė ir skaitmeninės bangos renginį stebėjo daugiau nei 80 000 žiūrovų. Ir sėkmė ne tik skaičiuje, sėkmė yra žmonių įvairovėje. Nes dalyvavo skirtingo amžiaus moksleiviai, dalyvavo mokytojai, tėvai, senjorai ir kiekvienas rado savo konkrečią temą. Pasibaigus transliacijai vyresnieji nėrė į paskaitas ir praktinius užsiėmimus su projekto "Ne vienas nėra pamirštas" partneriais savo miestų ir miestelių bibliotekose. Raktas turbūt pažinti, prisipratinti technologijas,
jaustis gerokai geriau. Žadama kitąmet kelti dar didesnę skaitmeninę bangą, kad būtų pasiekta kiek įmanoma platesnė auditorija. Rudenį ryšių reguliavimo tarnybos iniciatyvos Ne vienas nėra pamirštas projektas Švarus internetas, dalyvaudamas ES bendrai finansuojamame projekte Saugesnis internetas, įteikė svarbiausią mokslo metų pradžios dovaną moksleiviams. Sukūrė ir pasidalino 45 minučių trukmės edukacinėmis laidomis Skaitmeninė pamoka vaikams ir Skaitmeninė pamoka paaugliams. Sveiki! Sveiki atvykę į skaitmeninę pamoką paaugliams. Šios laidos skelbia karą internetiniams sukčiams, elektroninėms patyčioms, vaikų viliotojams ir seksualiniams priekabiautojams. 6-11 metų vaikams ir 12-19 metų jaunuoliams atskleidžiami būdai įveikti šiuos internete tykančius pavojus. Moksleiviams mes norime atverti daug daugiau galimybių, ne tik tiesiogiai jiems, bet galbūt per tėvus, pedagogus, kaimynus, senelius, būtent apie saugumą ir apie tai, ką jie gali sutikti internete, dėl ko jie nebūtų nustebinti ar bent jau žinotų, kaip elgtis tokiu atveju. Taip pat Švarus internetas pasidalijo tinklalaidę Skaitmeninė pamoka tėvams ir mokytojams, kurios pagrindinė ašis, kaip be draudimų kalbėti su vaikais apie saugumą internete. Diskusijos vedėja Lavija Šurnaitė paliečia nepatogias temas – seksualinį priekabiavimą, nuogybių siuntimą ir elektroninės patyčias. Pasak vyresniųjų, saugumo temų niekada nebūna per daug, todėl tinklalaidėje Skaitmeninė pamoka vyresniems daugiausiai dėmesio skiriama šioms temoms. Internetinis sukčiavimas, įsilaužimas į asmens banko sąskaitą, duomenų panaudojimas greitosioms paskoloms, kaip atpažinti netikras elektroninės parduotuves. Džiugina tai, kad mūsų organizacijos projektas yra reikalingas ir kad jis turi tokį pasisekimą. Mes labai pataikėme. Buvo daug pavienių iniciatyvų, bet nebuvo bendrystės. Mes labai aktyviai kviečiame dalyvauti, nebijoti, pasitikėti. Su ambasadorių pagalba, su savo partnerių pagalba mes galvojame išplėsti bent keletą kartų projektą per artimiausius metus. Iki 2027 pabaigos projektas Ne vienas nėra pamirštas siekia apmokyti mažiausiai 176 tūkstančius vyresniųjų žmonių. Ši iniciatyva tai ambicinga viešosios politikos kryptis, siekianti mažinti skaitmeninę atskirtį, stiprinti socialinę įtrauktį ir kurti solidarumu grįstą informacinę visuomenę.